Smegenų rūkas menopauzėje ir kas galėtų padėti. Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė. Ir šiandien pakalbėkime apie smegenų rūką. Smegenų rūkas dažniausiai prasideda perimenopauzėje, kuomet estrogenų lygis pradeda svyruoti. Mes turime estrogenų receptorius hipokampe ir prefrontalinėje žievėje. Tad estrogenų lygio sumažėjimas įtakos mūsų atmintį ir susikaupimą. Studijos rodo, kad atmintį gali įtakoti ir karščio bangos, nuotaikų svyravimai bei nekokybiškas miegas. Tad kas galėtų padėti? Dažnos ir trumpos pertraukos tarp darbų, laikas savo, meditacija, fizinis aktyvumas ir viskas, kas padeda sumažinti stresą, kofeino ir alkoholio sumažinimas, pagerinti miego kokybę, bendravimas su kitais, naujų įgūdžių mokinimasis. Gerti pakankamai vandens ir vartoti produktus, kurie turi daug antioksidantų. Taip pat galime vartoti vitaminą C, vitaminą E ir labai svarbus yra omega 3.